The Sims jau miręs. Štai kas nutiko šiam žaidimui ir kodėl nebebus Sims 5. 2022 metais EA pranešė apie naują Sims žaidimą Project Renee, dažnai vadinama Sims 5. Žaidėjai laukia įprasto tęsinio su nauja grafika ir funkcijomis, nauja pradžia, bet po daugelio metų leidimo data dar nežinoma. Ir ne todėl, kad The Sims 4 žlugo, o todėl, kad buvo per daug sėkmingas. EA sukūrė puikią pinigų mašiną, kurios sustabdymas prilygtų pinigų srauto nutraukimui. Kai kuriems Sims 4 ne žaidimas, o $1000 gyvenimo būdas. Kai žaidimas tampa pelningas, tęsinys nebejaudina ir tampa pavojingas. 2000 metais pasirodė The Sims. Be viršininko ir paskutinės misijos tik gyvenimų kūrimas, istorijų pasakojimas ir eksperimentai. Tai buvo paprastas, įtraukiantis ir unikalus žaidimas, kuriame žaidėjai kūrė žmonės, statė namus ir valdė jų gyvenimus. Nesvarbu, ar gyvenimas buvo darnus ar chaotiškas, žaidėjai vis tiek sugrįždavo. Šiandien The Sims – vienas sėkmingiausių žaidimų franšizių, parduota per 200 milijonų kopijų. Tarp 2004 ir 2014 metų pasirodė daugybė tęsinių, įskaitant The Sims 4, didžiausią iki šiol hitą, kurį žaidė daugiau nei 85 milijonai žmonių. Nors žaidimas nemokamas, dauguma simų ir pasaulio pritaikymo galimybių kainuoja papildomai, todėl jis tampa labai pelningas. Kūrėjui Maxis ir pagrindiniai įmoniai Electronic Arts arba EA, esant tokiai sėkmei, dar vienas tęsinys buvo neišvengiamas. Taip dažniausiai ir būna vaizdo žaidimų pasaulyje. Nuo pat pradžių dėmesys buvo skiriamas ne naujai istorijai ar simų kartai, o įrankiams, ypač statyboms. Žaidėjai stebėjo, kaip baldai buvo išardomi ir surenkami, tačiau buvo dar vienas netikėtumas – daugelio žaidėjų režimas. Renee užuominos leido suprasti, kad žaidėjai galės bendradarbiauti, bent jau statybų režime. Tai didelis pokytis franšizai, kuri dešimtmečius buvo daugiausia vieno žaidėjo. Kai The Sims 4 pasirodė, jis kainavo apie $40 priklausomai nuo to, kurį pirkote. Tačiau 2022 metais žaidimas tapo nemokamas, tad kiekvienas galėjo tiesiog prisijungti ir pradėti kurti savo virtualias bendruomenes. Tada įsijungia papildomo turinio mašina ir nė vienas žaidimas to taip neišnaudoja. Per pastaruosius 10 metų, kaip ir The Sims 4 išleido 20 plėtinių, kuriuos visus sukūrė originali kūrybinė komanda. Jų pirmasis plėtinių paketas Get to Work buvo išleistas tik po metų nuo žaidimo debiuto. Jis leido tavo simui imtis naujų darbų, tokių kaip detektyvas, gydytojas ar mokslininkas. Jis pristatė naują prekybos rajoną, kur tavo simas galėjo valdyti parduotuvę. Siųsti simą į darbą tapo didžiuliu hitu ir išliko populiaru. Būsimi plėtinių paketai suteikė galimybę išplėsti tavo simų socialinės galimybės, sukurti naujas ir įdomias gyvenamasias vietas ir svarbiausia – turėti augintinių. Plėtiniai pridėjo tamsesnių elementų, kaip simų laidotuvės, kapinės ir antgamtiniai elementai. Laikui bėgant plėtiniai tapo būtini, nes simų pasaulis plėtėsi, o EA tai atnešė daug pelno. Plėtinių paketai kainavo $20–40. Ir štai kur slypi triukas. Iš pradžių papildomas turinys atrodo pasirenkamas, vėliau normalus, o staiga pagrindinis žaidimas ima atrodyti kaip demonstracinė versija. Be plėtinių paketų The Sims 4 taip pat pristatė žaidimo paketus. Mažesni papildomi turinio paketai pristatė konkrečius žaidimo elementus, o jų kaina buvo $14 už vieną. Šie paketai labiau orientuoti į neįprastus siužeto elementus, o ankstesniuose buvo pristatyti vampyrai, vilkolakiai ir netgi bendradarbiavimas su Star Wars. Pelningumą lemia ne tik pardavimai. Papildymus sukurti pigiau nei naują žaidimą, nes jie kuriami esamoje platformoje. Apskaičiuota, kad plėtinių paketo sukūrimas nuo pradžios iki pabaigos gali kainuoti iki $10 milijonų, o žaidimo paketas įmoniai gali kainuoti apie $3 milijonus. AAA klasės žaidimo biudžetas dažnai viršija $1 milijoną. The Sims 4 turi ne tik papildymus ir žaidimo paketus, bet ir daiktų paketus bei rinkinius. Maži, nedideli papildomo turinio paketai sukurti tam, kad vėl ir vėl išleistumėte vos kelis $. Sudėjus viską, tai tampa vienu brangiausių pilnų rinkinių žaidimų istorijoje. Pridėkite 20 papildymų, žaidimą, daiktų ir rinkinių paketus bei The Sims 4. Tai tampa hobiu, kainuojančiu nuo $1000 iki $1500 vienam žaidimui. Ir dar neįskaičiuoti pardavimo mokesčiai, nepilni rinkiniai, pakartotiniai pirkimai kitose platformose ar nauji turinio paketai. Vos tik pasirodo naujas turinys, jūs jį perkate, nes nenorite, kad simų gyvenimas atrodytų pasenęs, o auditorija labai padeda. Parduota per 200 milijonų kopijų, tai didžiulė žaidimų franšizė, o The Sims 4 vis dar labai pelningas. Plėtiniai ir žaidimo paketai leidžiami. Naujausias Adventure Awaits išleistas 2025 m. spalį.
Akivaizdu, kad The Sims 4 ne tik išgyvena, bet ir klesti. O tai gali būti bloga žinia franšizės ateičiai. Paprastai tęsinys yra kitas žingsnis. The Sims 5 kompanijai EA yra ne tik kūrybinis sprendimas, bet ir geriausio verslo modelio perkrovimas, ką EA akivaizdžiai daro. Pirmosios 3 The Sims dalys pasirodydavo kas mažiau nei 5 metus, o Simai 4 gyvuoja jau per 10-metį ir vis dar netrodo pasenęs. Papildymai buvo tokie nuolatiniai, kad beveik kiekvienais metais atsiranda nauja turinio banga. Žaidimas yra be pabaigos ir žaidėjai jo niekada iš tikrųjų neužbaigia. Kol pasirodo naujas turinys, žaidėjai vis sugrįžta, todėl pinigai vis plaukia. Nors The Sims 4 jau kurį laiką yra nemokamas žaisti, iš tikrųjų jis dabar pelningesnis nei bet kada anksčiau. Su senosios mokyklos AAA žaidimų leidimais, dar prieš atsirandant papildomam turiniui, DLC, žmonės mokėdavo $60 už žaidimą ir tai būdavo visi pinigai, kuriuos įmonė iš jų gaudavo. Tačiau dėl nuolatinių papildymų įmonė verčia žmonės mokėti pakartotinai. Sims žaidėjai nepastebi, kad išleidžia $1000, nes tai daro ne iš karto. Jie išleidžia $40 čia, 20 ten, 10 ten, 5 ten. Metų metus tai lėčiausia finansinė pasala žaidimų pasaulyje. $1 mėnesinė prenumerata per metus kainuoja $180, o per 10 metų $1800. Sims gerbėjai gali nepastebėti, kaip išleidžia tiek pat, nes papildiniai veikia psichologiškai, skirtingai nei lengvai atšaukiama prenumerata. Kai turi 10 papildymų, nebenori pradėti naujo Sims žaidimo be jų. Nenori prarasti orų sistemos, nenori prarasti savo augintinių, nenori prarasti karjerų, rajonų, baldų, pasaulių, statybos galimybių, todėl pasilieki, o EA ir toliau renka pinigus. Nors Sims žaidime netrūko turinio, gerbėjai džiaugiasi naujo projekto paskelbimo. Žiūrėk, Sims 4 buvo toks didelis žingsnis į priekį žaidimui, kad jie nekantravo sužinoti, kas bus toliau. Ir jie laukė ir laukė dar daugiau. Po pristatymo atrodė, kad EA paspaudė muktildymo mygtuką ir nuo tada buvo visiška tyla. Tai pasako viską apie tai, ko EA nori toliau. Ar pasirodys Sims 5? Šiuo metu perspektyvos miglotos. Sims 4 yra pelningas milžinas ir vis dar gyvuoja. Įmonė nenori atsisakyti pagrindinių pajamų šaltinių. Sims 4 rinkoje jau daugiau nei 10-metį, o žaidimų pasaulyje tai visas amžius. Patobulėjo ne tik grafika ir įranga, bet ir žmonių žaidimo būdas, kuris artimiausiu metu nesikeis. Sims negali sustabdyti permainų, o pereidamas į internetą rizikuoja perimti visus jo trūkumus – gedimus, draudimus ir toksiškumą. Tačiau EA dabar susiduria su dar didesnė problema. Dabar nebe 2004-ieji. Tuomet Sims buvo gyvenimo simuliatorių karalius ir beveik neturėjo konkurentų. Jei norėjai žaidimo, kuriame gali kurti žmonės, statyti namus, valdyti gyvenimus ir kelti chaosą, pirkdavai Sims. Ir viskas. Dabar tas monopolis byra. Žaidimo industrija suprato, ko iš tikrųjų nori Sims gerbėjai. Individualizavimas, jaukus žaidimas, santykių istorijos, statyba, dekoravimas ir reaguojantis pasaulis. Štai gyvenimas. Šio žanro konkurencija tai ne vienas žaidimas, o visas žanras. Žaidimai konkuruoja jaukumo, ūkininkavimo, pasimatymo, atviro pasaulio ir vaidmenų žaidimo srityse. Žaidėjai, kurie 2014 metais niekada nebūtų žaidę The Sims, dabar 2024 gali rasti alternatyvą. Pirmą kartą istorijoje The Sims konkuruoja ne su kitu savo žaidimu, o su daugeliu varžovų. Tokie žaidimai kaip Inzoi skirti The Sims gerbėjams, norintiems realistiškos grafikos, modernaus personažų kūrimo ir naujos kartos gyvenimo simuliatoriaus, labiau primenančio filmą nei animaciją. Paralives ir panašų žaidimai skirti statytojams, siekiantiems kūrybos laisvės, išsamaus namų dizaino ir jaukaus gyvenimo, be $1500 vertės papildinių. Life by You suteikia visišką žaidėjo kontrolę, modifikacijas, laisvę ir viso pasaulio simuliaciją. Tai, ko Sims gerbėjai norėjo daugelį metų. Patys Stardew Valley ir Animal Crossing įrodė kai ką dar blogesnio EA. Milijonams žmonių nereikia būtent Sims. Jiems tai reikia jaukaus gyvenimo simuliatoriaus 100 valandų. Dabar Sims žaidėjai turi pasirinkimų. Kai žaidėjai turi pasirinkimų, monopolija žlunga. Dar blogiau EA, nes daugelis šių konkurentų yra sukurti šiuolaikiniai žaidimų ekonomikai. Jie startuoja ankstyvosios prieigos režimu, nuolat atnaujina žaidimą, įtraukia bendruomenės atsiliepimus ir uždirba iš kosmetikos, plėtinių bei kūrėjų įrankių. Sims 4 nekonkuruoja su Sims 3, o su visais gyvenimo būdo žaidimais, kurie atima jos auditoriją. Jei žaidėją domina tik dekoravimas, romantika ar ūkininkavimas, jis gali išeiti. Tai nauja Sims problema. Kai Sims pasirodė, ji iš esmės valdė šį žanrą. Dabar žanras išaugo ir žaidėjai gali patenkinti savo gyvenimo simuliatoriaus poreikius beveik bet kur.
Yra daug nerimo dėl Sims ateities, bet yra vienas didelis nežinomas veiksnys. Po 2022 metų pranešimo informacijos apie Sims 5 pradėjo labai trūkti. 2025 metais užtvanka pralūžo, bet to niekas nesitikėjo. Jie paskelbė, kad Project Renee bus ne nauja Sims versija, o atskiras žaidimas daugelio žaidėjų internetiniai auditorijai. Jis bus kuriamas kartu su Sims 4, bet jo nepakeis. Vienas svarbiausių dalykų, kuriuos bendrovė patvirtino, yra tai, kad Sims 4 ir toliau gaus naujus plėtinius. Frančizė keičiasi. Ji plečiasi už vieno žaidimo ribų ir kuria tarpusavyje susietų Sims patirčių tinklą. Vieną žodį žmonės neramina. Project Renee gali būti internetinis ir nemokamas, tačiau papildomos funkcijos tikėtina bus prieinamos tik už mikrotransakcijas. Jis buvo kuriamas bent 3 metus, tačiau EA vis dar viską slepia. Tai nėra naujas Sims sritis. Anksčiau jie bandė internetinį variantą Sims Hub, kur žaidėjai galėjo dalintis šeimomis bei kūriniais senesniems žaidimams. Nors tai nesusijęs su pagrindiniu žaidimu, tai parodė, kad Sims mąsto plačiau nei vien apie vieno žaidėjo smėlio dėžę. Dabar vienas elementas pasikartoja visur. 2024 metų pabaigoje Electronic Arts pranešė, kad Sims Hub platformoje atsiras dirbtinio intelekto funkcijų. Tai leistų gerbėjams konvertuoti objektus, nuskenuoti dizainus į serverį ir suasmeninti simų veidus naudojant nuotraukas. Visa tai su generatyviu dirbtiniu intelektu. Tai sukėlė ginčų tarp gerbėjų. Programos nėra tobulos, bet su kiekvienu atnaujinimu gerėja. Jie kaltinami menininkų turinio naudojimu be atlygio ir žala aplinkai. Tačiau dirbtinis intelektas toliau vystosi, prie jo jungiasi ir simai. Neaišku, kokia bus simų ateitis, bet aišku, kad tai nebus premium klasės Sims 5. Ar bus tradicinis leidimas? AA žaidimai vis dar leidžiami, jų biudžetai auga. Tai reiškia, kad naujo leidimo rizika auga, o tarp žaidimų leidimų laikas ilgėja. Kai kurios franšizės, pavyzdžiui Kingdom Hearts, tarp leidimų laukia daugiau nei 10 metų, šį laiką užpildydamos papildomais žaidimais kitoms platformoms. The Sims 5 šiuo metu EA gali tiesiog neturėti prasmės. Naujas žaidimas gali nuvilti gerbėjus ir prarasti auditoriją, o esamas tokios rizikos neturi. The Sims 4 grafika ir žaidimo eiga vis dar yra pakankamai geros, kad gerbėjai neturėtų jokių nusiskundimų. Naujo turinio papildymai išlaiko žaidimą aktualų ir užtikrina nuolatinį pajamų srautą. Nereikia leisti daug pinigų naujam žaidimui, kuriame vis tiek teks pradėti iš naujo. Sims ateitis greičiausiai bus visiškai kitokia. Kad ir koks būtų projektas Renee, jis greičiausiai nukreips The Sims pasaulį visiškai nauja kryptimi. Nebeliks tos privačios mažos rojaus dalelės, kurią susikuri savo. Jūs pasitiks milžiniškas daugelio žaidėjų žaidimas, įtrauksantis visą internetą. Žmonėms norintiems lengviau rasti tikrų draugų Sims pasaulyje, tai gali būti išsipildžiusi svajonė. Tai gali turėti rimtų trūkumų, įskaitant daugiau mokamų funkcijų ir nebus skirta visiems. Galbūt tai ir svarbiausia. The Sims yra viena didžiausių vaizdo žaidimų franšizių ir toliau auga, todėl galbūt tapo per didelė vienam The Sims 5 žaidimui. Naujam žaidimui prireiktų metų pasiekti The Sims 4 apimtį. Kuriant žaidimą, ar pridėjus daugelio žaidėjų režimą ir dirbtinį intelektą, ar jų atsisakius, visiems įtikti nepavyks. Ši franšizė nusprendė plėstis ir stebėti, ką priims gerbėjai, o nerizikuoti viskuo viename projekte. Nuo 2026 metų The Sims nebesieks parduoti tęsinio, o stengsis išlikti jūsų gyvenime visam laikui. Dirbtinis intelektas sumaištį gali kelti ir kitose srityse. Sužinokite tikrąją priežastį, kodėl RAM kainos šauna į viršų ir situacija blogėja, arba žiūrėkite šį vaizdo įrašą.